Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Duo žodį. Katamaranas. Rytoj surimuosiu. Gerai, Gerai, pavarai. Jama ir vis slepiasi po lapais arba anoniminių alkoholikų susirinkime. Duodami krapą. Šitą... Bet lapais ir krapą nesirimuoja. Duodami krapą. Tai krapą, mikrafą. Grafą. Ištvarkyk žirafą. Nu ką, viskas. Papa dar gal būtų. Šitas... Papa Jones. Labas vakaras, jūs... Gal iš naujo, pra? Gerai. Labas vakaras, jūs šiandien skiepyti ir dabar nutirpusią ranką vaikštantis Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg druska vietoj cukraus grįžtant į mano rytinę kavą ir žinai tą tokį kaip iš Family Guy atlūžus žandikulį. Kaip iš kaukės, žinai, kai kaukė užsidėdavo tą filmą, va taip pažadina tai mane. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta į ZIP FM studiją. Kai sakai, kad kaukė užsidėdavo tą filmą, aš visiškai supratau, ką tu norėjai pasakyti, kad baisė, kai jis buvo šuo ir pasiatsidarė. Kur dabar sėdi kažkoks vaikas gimęs po 2000 metų. Koks vaikas? 19 metų, blem. Jaunuolis. Barely legal. Po 2000 metų ir galvoju, apie ką mes kalbam. Kur kaukė filmą, užsidėjus šunis galvą, sėdi stalčius. Nu, bet žinot, kas Jim Carrey, fan klub esat, .ru, tai šitą žinot. Mane šiandien skiepijo nuo erkių. O, prašau. No. Vakar pašnekėjom, kad niekada lauką neini. No. Ta prasme, tavo ėjimas lauką yra, ar tu bijai, kad nuo šuns užšoks ant tavęs? Tai va, aš tą ir galvoju, kur man... Bet erkė nėra toks dalykas, kuris tipo, žinai, kaip pingvinai visam gyvenimui paslieka, kartu taip erkė ant to dalyko, ant kurio užšoka visam gyvenimui paslieka. Tai ką tu nori man pasakyti, kad man alimentus reikės mokėti, nes aš tai labiau noriu laimo ligos negauti ar kokio kito gaivaus citrusinio pavadinimo ligos. Jums grapefructs yra. Grapefructs. Kas ir jis myžalas citrusų daužo. Šitą, tai va, pasiskiepėjau, ką žinau. Kaip jauties? Visiškai normaliai. Sakė, nes Cat Williamsas žiauriai gerą apie šitą bitą turėjo, stand-uperis toks yra. Jeigu kas nors mėgstat tokius, kaip ten, nežinau, Edis Murphys arba dar kas nors tokius greitai kalbančius juodaodžius komikus, Cat Williamsas yra jūsų komikas. Ir jis sako, mane bėsina, kai vaistų side effectas yra blogesnis už ligą negu nuo tavęs gydo. Jisai sako, aš, pavyzdžiui, steroidai. Man ateina hebra ir sako, žinai, kad yra toks dalykas steroidai. Sakau, ne. Sako, sako, tau padaro figienas rankas ir galvoju, blemba, man mažiukai human growth hormone. Nu čia negali būti nieko geresnė, bet žinok, seniai kiauštis susitraukė. Well, ką? Sako, čia ne side effectas, that's from Satan. Sako, make you dick little. Tai man grinai irgi sako, mažas šansas, kad ten jums kažkas nutiks nuo tos erkės, bet side effectai pykins, iki ten 2-8 kils temperatūra, tirps ranka, suksis galva, tai viskas, žodžiu, normaliai. Galit grįžti darbą pilotų būti, žinai? Where were you? 9/11. Tai, žodžiu... Toks kaip... Aš atsimenu, kai varydavau, dabar jau senai buvo daryta ta procedūra, bet aš nežinau, ar čia vis laikinį yra daroma, bet tai irgi turėtum žinot, pavyzdžiui, kai jie ne akių pastikrinti ir tą kažkokį mirties tirpalą tau suvaro į akis ir tie, tipo, vyzdžiai išsiplečia belenkai ir po to visiškai šviesos bijai. Tai aš atsimenu, ant kiek mano tėvukas, liuks mano tėvukas ir kur mane atveždavo, bet aš tingus tam valandą laukti ir tu išeini vidury vasaras. Kaip laimą suvalgęs, išeini toks susiraukė, žinai. Ir turi močiutės klausti kokios nors, kuris stotelį stovi, ar tavo autobusas atvažiuoja ir pagal nuošimčių skaičiuodamas, nes nieks nesako stotelio, tai turi suskaičiuoti, kur išlipti. Tiesiog kaip pedofilai, kaip parduotuvė, kokie tiesiog rankiot. Einam, parodysiu tau, žiūri tą... Bet blemo, tu išveido... 2 metrų bičas. Jo, bet tu išveido ir nepasakytum čiui, kad pedofilas. Nes visi pedofilai jau čia yra tik tai... Iš mano veido? Iš belekieno veido. Nes, gerai, visi ten parodys, sex offenderiai turi tos ūsus, akinius ir plikas, bet užsišukavęs iš šono. Jo, bet jeigu beisbolo kepurėlę uždedi, tai treneris. Tai jau treneris, viskas. Tai, tipo, kiekvienas iš jūsų sutana, tai nevaikštagi, tai, žinai, topical humoras. Sutana yra kunigo apranga.
apdaras. Aš apie Staną pagalvojau. Stano nevaikštą. Su Stanu nevaikštą. Tai va, tai paskiepijo. Aš tau galiu pasakyti, kad esam 21 amžiui. Nes aš sėdžiu toks va ir... Sako, žiūrėk į krokodiliuką. Ne, aš ateinu ir seselė mato, kad mano kaklo vena iššokus. Nors aš švilpauju, atsipalaidavęs, bet mato, kad pas mane iššokus vena iš baimės. Aš tikrai ir sako, baisu, sakau, nubliamo, nevaidinsiu, sakau, adatas seniai mane grūda. Sako, nu, tai čia nieko tokio, visiškai. Ir kiek man kartų yra sakę nieko tokio, tai yra dantistė, dėdė mano ir bankininkai. Nieko tokio. Neskaudės. Ane, tikrai. Nes aš atsimenu kažkokį skiepą, kur man kaulą palėtė peties, kurį kišo ir dar brūkštelė. Taip, nu, tokie, kur... Būdavo kažkokie skiepai į pilvą, žinau, mano kartai, mūsų kartai jau nebebuvo, bet, pavyzdžiui, mano sesiai sakė, darės kažkokį vadinamai ukolą į pilvą, kas yra epic, tipo, skrandį pasiek, žinai, greičiau, taigi tai duokit tabletę, ne, tai aš išgert galiu, ne, greičiau mes iš karto skrandį, tik dabar įkišk pilvą į vandenį, matai, kur skilutė, sukramtoškė, užsiklijuok. Tai, žinau, o šitą, tipo, aš taip nusisuku ir jinai jau adatą ištraukus, viskas, eikščiau. Sakau, what a time to be alive. O aš pinigus tai ne už tai mokėjau, ne? Ne, man čia yra vienintelis dalykas, kur aš galiu sutikti, kad aš nenoriu full experience'o, tai, tipo, sutarėm. Yra blogesnis dalykas yra, pavyzdžiui, kai aš ligoninėje galėjau kelias dienas, tai kai ateina tas seselės, kurios turi 200 žmonių suleisti po tos dalykus. Ir jos jau visą simpathy praradę žmonėms. Rodyk užpagalį. Ką? Pirma rodyk. Ir, tipo, tą, kai įbeda adatą, ne? Nu, man atrodo, visai natūralu yra neskubėti spaust, kad, tipo, neiššoktų tokia kamulio dydžio puslė, žinai, trečias užpakalio žandas, kad neatsirasta. Ten atvaro tokį. Taip. Palaikyk čia tą. Užmeta tipo tą ir viskas eina paskit. Tai tie bais. Žinai, kas dar blogai žiauriai yra? Galim pavaryti ant medicinos, kas man atrodo. Nes tu sakai 21 amžius, aš sakau, vos nenuskeikiau, ne 21 amžius. Va taip pasakys, ne velnio, ne 21 amžius. Very radio of you. Ir, pavyzdžiui, kaip tasai yra, irgi turėjau biškį problemų, tai sako, tau čia, man atrodo, echoskopija vadinas, ar kažkaip tas dalykas, žodžiu, sako, tokia tabletytę prarysi ir, tipo, pažiūrėsim, ar skrandį yra žaizdu ar nėra. Tabletytę, yra robotai mašinos, kurie patys vairuoja, net, it's all good, bet kai tu ateini, va, kaip mikrafos tovas, prigulkit biškį, ir tokį, ir tau grūda. Aš nesu tie apžiauščias gyvenime ir ištraukė viską, tipo, tą. Ir aš sakau, nu dai, parodyk, kiek tu pasigrūdot. No. Gali man į akį žiūrėti, kai grūdu tau šitą. Ir jinai virš galvos iškelia tą, nu tai maždaug tiek, va, tipo, suvarim. Okay. Ta iki slibiniuko kaklo, ta tokia, žinai, kur matuodavo tavęs tokia vaikiška, kur matuodavo ūgį tavo. Aš ant vaikiškaučių nesimatodavau. That's what she said. Tai va, o blema, kažkada, aš kai sirgau entąjį kartą rotavirusu ar ten dar kažko. Aš nežinau, nes aš dabar po to, kai Paulius buvo susirgęs, taip. Aš ir kas išgirsta, tipo, tą istoriją ir panašiai, daug kas sako, aš irgi čia, tipo, 5 kartų, aš niekada nesusirgęs. Tai tu esi labai laimingas žmogus. Ir aš žiauriai bijau. Kad tave deep throatino traumatologiniam. Ne vieną kartą. Ir ne tik daktarė. Ir, tipo... Tiesiog šaudom fire. Visiškai, sure fire. Šiaip labai kryp skamba, kai žiūri telefonas. Pasakok toliau. Aš nežinau, ką aš norėjau sakyti. Deep throatino tave endokrinologiniam, ar kad ir kur ten yra. Kur kernagis gydės? So I'm French kissing my own brother. Pradėta istorija, Ir, tipo, aš žiauriai bijau susirgti rotavirusu, nes, tipo, man visi prigazina pripasako, žinai, tipo, kad žiauriai blogas dalykas. Žiauriai ne cool. Yra tokių ligų, kurios bėsina, o ten tu jau, kur turi nuo tavęs aštrius daiktus, kad tu nepaspjautum, nes tu nori užbaigti tą kankinę, nes ten šakis yra. Tai aš kai sirgau, aš guliu, ir tave maitina ten džiuvesėliais ir druskos tirpalu. Tu toks sėdi... Lyg dar būtų blogas maistas, tai tau ten šiltą vandenį su druska neša ir ateina boba, kur jeigu tu ten negersi, tai tave ten suspardys. Tai aš ateinu kažkada ir tūlikė
ir visą laiką guli palatoj, tu guli ir tau žoskai bloga, bet paguldo, aš manau, čia jie turi kažkokią metodiką, jie paguldo palatoj tave su tuo, kam blogiau, da. Kur tu, kad skustis negalėtum. Nes aš ateinu ir atveža kažkokį ten irgi vaiką mano amžiaus, kuris ten iškritusią galvą iš kažkur ten ir guli ir ten jį pasila šelinį ir žiūri į mane. Aš naktį guliu, toksai atsisku ir žiūri į mane tamsoj. Taip, va. Ir yra klausimas, ar jis dabar mato mane, ar aš dabar su lavonu guliu. O kaip paklaust? Aš atsiprašau, jisai gyvas, tipo, ką tu? Jau. Tai aš, tipo... Dažnai čia ateina. Ir aš taip guliu, ir buvo toksai Mexican stand-off, mes taip žiūrim viens kito lovą, jisai mane žiūri, nejuda. Ta prasme, žiūri, aš taip sėdžiu ir jis taip... Nusisikošau. Ir aš... Galvoju, nueisiu į tuliką, nueinu ir dėtas maistinis puodas į klozeto vidų. Toksai, žinai, kur dar gėlė šonė toks būtų. Toksai, žinai, kur su tokia juoda dėmė, tokia suvirinimo šonė. Visą laiką, žinai, kas dar visą laiką buvo, šitas yra, apačia nudaužytas tas kažkas ir visą laiką yra, tipo, dangtis. Ir per jį šampaną kamštį. Jo, korkė. Ir toks vaistatytas, galvoju, čia ryžių kažkas atidarau tuščią šitas, galvoju, aš visų mandagumu, kiek turiu, gerbdamas daiktus iškėliau ir manęs labai supyko seselė, nes matai, aš turėjau žinot, kad aš turiu šikti puodą ir jinai turėjo po to išsinešti ir buvo keisčiausias dalykas pasaulyje, kai jinai po to prašau, čionais ir aš tenais, jie mano pup sample ėmė ir po to išleido mane. Tai okay. Kai sakė apie tą druską, tai aš turėjau tokią kaimynę, kai dar bendrabutį gyvenau, kuri vis laik, žinai, yra tas panas, kurios žiauriai per daug užtūsina ir po to jam žiauriai blogai būna. Tai jinai turėjo savo taktiką, kai jinai per daug užtūsindavo, tai prispildavo žiauriai daug druskas į vandenį, gerdavo ir po to varydavo išsivemti tuliką. Okay. Ir kai sujungti tie kambariai yra žiauriai garsiai gerda. Jo, toksai projectile visiškai, kaip pikolas mirštantis, žinai, tokias garsus skleidžia. Tai mes vis laik paleisdavom Champagne Shower dainą ir junginėt šviesą pradėdavo. Shake them bottles, make Šitą. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia Vaidis ir Klajumas. Rotaviruso temos tęsis arba ne, nežinau, pažiūrėsim. Ir aš YouTube Mixcloud ir aš Vaidis ir Klajumas, o dabar važiuojam. Ką tik žiūrėjom su tavim tą, kur bičias suskeitų šoką ir atsilaužė kaušą. Dude, ko tu tikės, kai tu su riedlente mėgini slyst per pikapo galą? Ko gero? Nežinau, aš nieko pavojingo nesu bandęs gyvenime. Tavo dieta yra pavojingas. Gerai, būt manimi ir pavojinga ryte atsikėlus vien jau dalykas. Jo, gerai, čia... Prigavai, bet... mane lėtai žudo. Tai yra toks labiau slow build-upas, o tai būtų labiau ekvivalentas, jeigu tu skeitintum kambarį, kuriam lėtai dujos pildos. Va tada jo. Bet su visam apsaugom. Nepilnai apžiūrėtam Aušvice. Po pirmų 2 savaičių, kai išlaisvina, varai paskeitant ir ten kažkur žiūri dar slykina. Neužsuko dar. Kas čia per dujas bėga, daveik, tu visi planais balsai šnekėsim. Few hours later, batų kalnas. Jo, šiaip keisčiausias dalykas su visais tais buvo, kad, pavyzdžiui, kai aš užsiminėdavau ekstremaliais sportais, tai tu ten belenkaip nukrenti, kur atrodo ranką išlūžt turėtų ir pečio gyvenime nebeturėsi. Tai. Pečiaus gyvenime nebeturėsi. Ir nieko nebūdavo, atsistoji, taip nusivalai ir viso. Būna pedalas nuslysta, biškitinka, atsitrenkia, viskas kelia garnelį išlaužia. Tas, kur šiną nusitarkuoji nuslysdavo ir būdavo tokie ant krekždučių tarybinių tokie su šipais tokie, kur pedalai. Pas mus būdavo metaliniai tokie, išlindę. Tai realiai kaip su vinim trenktum tokį. Ir tokį nusidroždavo ir tokios raitytos drožlės nuo šino nusimaudavo, kaip žinai, kaip oblium praeitum ir toks nueidavo. Tai po to mes nesimdavomės, tasai futbolininkų apsaugas, kur priekį saugo, nes futbolininkai irgi labai priekį šitą saugą, nes dažnai spartas. Aš esu absoliutus debilas, nes aš toskais futbolininkų apsaugas ir aš įsivaizdavau tave su golkeeperio pirštinėm važinėjau. Aš esu absoliutus debilas, kaip aš dar gyvas esu, kaip aš dar nepaspringau vandeniu išsižiojęs į viršų žiūrėdamas, kai lyja. Žinai, kas dar yra pavojinga? Skraidyti yra pavojinga, kur mes kaip pusę pasaulio išmaišę. Aš amazed kiekvieną kartą. Tikrai, aš sėdžiu ir man 1 sekundė buvo toksai,
aš pasižiūrėjau biškį labiau per langą skrisdamas lėktuvą ir aš supratau, kaip aš aukštai esu ir kad aš metaliniai dėžiai skrendu ir man tiesiog toks buvo... Ir nuo Virginijos priklauso, ar tu atskris į Vilnių, ar ne? Nu, ar Virginijus susipykęs su žmona dabar, ne? Ar shutting this shit down į Islandiją. Žinai, kas yra baisu? Mačiau, kituose lėktuvuose yra toks dalykas, kur, pavyzdžiui, nu, jau tuose gal kur toliau skraido, yra ekraniukas pas tave, ne? Ir tu gali žiūrėti tenais Netflixą, gali filmų žiūrėti, gali, man atrodo, savo pasijungti, jeigu kažką nori. Ir gali žiūrėti, kaip atrodo lėktuvas, tipo nuo to galinio peleko, kaip vaizdas atrodo. Ir tu gali žiūrėti, kaip leidžiasi lėktuvas. Okay. Ir jeigu audra ar kažkas tokio, aš tikrai nenoriu matyti, kaip lingvuoja tasai. Bet gal visai įdomu būtų, nes, pavyzdžiui, mes kai skridom visai purtę, tipo, ne? Taip. Ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų tai atrodo, nes aš manau, kad tenais, tipo, net nesimato. Porą laipsnių, jo, tu ten netgi sakai, kad ten mes pasvyram, atrodo figa, bet ten porą laipsnių. Yeah. Nes jeigu jūs normaliai pasiverstų, tai ten susitiktume visi vienoj pusėje, žinai, tipo, hei. Ja, ir dabar, žodžiu, yra išleidžiamas Boeing 737 MAX. 737. Žodžiu, naujas lėktuvas, nes, pavyzdžiui, žinai, kokia senumo yra tie lėktuvai, su kuriais mes skraidom? Nu, tipo, su kuriais mes skraidom. Jie yra 80-ų gamybos. Ai, nu dar gerai. Sovietmečiu jos gamino. Norėjau sakyti, kad, tipo, nu, kad ko gero nėra, pirmasis pilotas nebuvo su monokliu ir su ūsais ir nelakstydavo pagreitintai, kol grojo pianino muziką, žinai. Ir tipo, bičas užsukinėja su rankia. Nuo kalno bėga, kad pagautų. Broliai Raitai. Kodėl visi oro uostai nuo kalno? Ir, žodžiu, atsirado tas naujasis lėktuvas ir dabar jie daug problemų labai turi, nes per 5 mėnesius buvo 3, tipo, krešai su šitų dalykų. Bet normalūs ar tokie, kur, tipo, ten... Tie, kur per žinias rodė jau. Ai, okei. Tai tiek. Ir, žodžiu, visą laik būna, pavyzdžiui, Boeingui 737, nemak, nusakykiau. Tie, kur per žinias rodė, kur geriausias paaiškinimas, kur nerai... Aš nenoriu liūdinti žmonių, bet visi suprato, ką aš norėjau pasakyti. Ir buvo... Where were you? Nelaivino nieks iš ten, kaip buvo bičas, kur ten papaustina. Tai, žodžiu, dabar yra 737 MAX, prieš tai buvo ne MAX, tai buvo kitas. Aš taip pasakysiu, nesivelsiu šitą, nes tikrai man parašys, kas ten. Čia kaip Titanikas. Orlaivių pilotavimo, kokį studijuoja, ir taip pasakys. Titanikas buvo pavadintas nenuskandinamuoju. Tai čia ir pačiu. Max gives it more strength. Ir ko gero, žinai, kad yra skraidimo simuliatoriai, toks dalykas, kaip jie mokosi skraidyti. Tai būna padaryta, tipo, visiškai kaip ta kabina. Kad gerai, žiūrėk, aš tau po vieną sakinį pasakau tą komentuoju. Gerai, nes man dėkingas. Yra skraidimo simuliatoriai. Tai, o nėra iš galo ekrano, kad, pavyzdžiui, atbėga teroristai. Taip, ir tu turi, ar neįbėga du bičiai apsirengę netikrom barazdom ir tu, pavyzdžiui, ir tipo, tu ten turi kažko, nu, kažkaip, turi būti, pavyzdžiui, ruošimo užgrobimo atveju, turi būti simulacijos. Tikrai, kad ten, pavyzdžiui, tu mėgi ir tau išspiria duris ir tipo, you infidel, ir ten... Man atrodo, kad neperšaunamos ir nesprogdinamos duris tarp pilotų ir tavęs yra pakankama apsauga. O jeigu paima keleivį įkaitų, sako, aš nupjausiu galvą dabar jam. Go at it. Su kuo? Nu, gerai, aš 3D printintą ginklą turiu. Mes 3D printerį savo urve pasistatėm ir nusiprintim. Mes užkasėm peilį prieš dar pastatant šitą aerouostą ir aš dabar jį atsikasiu. Raudonas X pažymėtas vidury salės. Ir, žodžiu, yra tie simuliatoriai ir kadangi labai naujas modelis ir jį norėjo paleisti, nespėjo šito dalyką padaryti, tai apmokymai su šitu... Ta prasme, žiūrėk, apmokymai su naujoju lėktuvu vyko taip. Tu 2 valandas žaidi su iPadu, kur yra simuliatorius, ir tu gauni 13 puslapių, jaučiu pirmas yra padėka, tipo kažkam, tada pavadinimas. Po 2 skrydžių draugą turi pakviesti iš Facebooko, kad duotų gyvybę dar vieną. Yeah. Ir yra 13 puslapių toks buklečiukas, ta prasme... Kokios nuolaidos parduotuvė yra didesnis dalykas. Pop-upas šone. Rimi reklama šone vaikšta. Rankų krema, ramunėlės. Nuleidiniai lėktuvą netyčia paspaudė. Bliam, pop-upą paspaudžiau. Ir, žodžiu, buvo tas 13 puslapių, kur pasako, kuo jis skiriasi nuo praeito modelio ir to davai hebrytės kriskit. Ane, ir yra nuostabu, dėl ko per 5 mėnesius 3 tipo prisidaužė. Tai aš manau jau įsivaizdavo, žinai, nu kiek jau čia mes metų turim orininkystės. Tai jau we got this
discovered, jau tipo žinom, nu tipo, kas čia dasideda, ne? Pas mum dabar nauja programa radijai ves. Visiškai. Laukit failų, ta prasme, kur pusę dainos neišgros. Taip. Vai, mes... Kaip šitą programą veikia? Va tai va bus eteris naujų softų. Visiškai. Kur mes, man atrodo, mes sumaišysim, ką muzika groja ir ką mums šnekėti reikia ir bus atvirkščiai, toks tiesiog tylos. Bet girdėsim gal. Įsivaizduoju, jeigu žmonės girdėtų, ką mes veikiam, tipo, kol muzika negroja, tai būtų tiesiog tasai. Ką valgy šiandien? Ir ta kažkas žiauri bloga, ko tipo negalima pasakyti eterį ir ta būtų paskutinė mūsų laida. Nu, aš tau sakau, jie po to iš to apie varpių sriubą verda. Koks skirtumas, kad tradicija čia... Ne, aš tau sakau, taigi žiūrėk, aš tau sakau, nori ką parodyčiau aš tau. Tai gerai, nu žodžiu, neišmokino pilotų, gaila. Bet dabar žinai, kame yra dalykas, kad tipo yra užsakyti 5000 iš tų lėktuvų dar. Nu tai gerai, tai turi 4999 kartus galės išsimėginti dabar. Man šiauriai keistas dalykas yra žmonių nesutarimai, gal taip pasakysiu, tipo konfliktai visi, nes ką aš matau internete, aš niekad gyvenime nesu nei jautęs tokio dalyką, nei matęs realiai gyvai, nes, nu, pavyzdžiui, būna visi tie kastuvo, pavyzdžiui, remixas, ne? Kur ateina pana pas kitą paną ir naitin tipo iš kastuvo paleidžia. Aha, galvoju, okei, nu taip. Tipo tokie visokie, taip. Ne? Ar tu esi savo žodynę naudojęs frazę kaip baby daddy, arba buvęs, arba gyvenęs kur nors rural Amerikoje, kur... Ai, sakai, tenais taip priverčia čia labai. Yra realijos gyvenimo. Nu, ta prasme, farai ne veltui yra laida ir tie dalykai, tos problemos. Bet per farus vyksta miestą viskas, dažniausiai. Nu, bet miestas miestų irgi nelygų. Ne veltui Vilniuje gyvena didžioji dalis Lietuvos, kiek ten, arti milijonai jau čia? Iš mažiau. Nu, kiek? 600? Nu, tai didžiulis gabalas. Ir, nu, kažkas... Žinai, kaip Kinijoje sakytų, kaimelis čia, mažas pasimas. Mažas kaimelis, jo. Tai nieko nesakant, nu, bet kuo mažyn, tuo... paprastin, lėtėja gyvenimas ir problemos paprastesnės, nu ir taip pat, ką žinau, kad ten... Sakai, čia dėl to, nes aš kažkodėl noriu tikėti, kad yra mažų vietų, kur žiauriai cool yra gyventi. Oi, taip, tai pavyzdžiui, aš, tarkim, ką galėtume tokį įvardinti, gargždus kokius, ne? Nu, vat, pavyzdžiui, bet irgi, kiek mes matėm, mes Gretinėlę gal matėm gargždų. Teisingai. Nu, bet, pavyzdžiui, čia visą laiką mes su draugė pykstamėmės, nes jinai visą laiką užpyksta, kai aš, pavyzdžiui, sakau, kad ten jos radviliškai kažkas ten geria, ar ten prikolinu iš jos tos vietos, tai visą laiką, o čia Vilniui visi prasikoksinę ir vis kita, nu, prasikoksinę su pastoviu internetu ir su elektra ir karštu vandeniu. Tai labai pyksta visada. Tai gal, aš nežinau, aš tikiu, kad yra tų mažų bendruomenių, kurios lengviau susivaldo, nes visi visus pažįsta. Bet tikrai ir tos visos mažosios bendruomenės, nu, kur ten metų miestelis, ne? Žinai, kame dalykas yra, aš piešiu tokį paveikslą kaip iš tos Pilčio ar visų filmų. Taip. Tipo, vienas Denis, tipo 20 žmonių, vienas žvejys, viena parduotuvė, viena, kur arklius augina. Taip. Kur ten meras ir ugniagesys tuo pačiu metu ir ten kas kažkiek laiko ten nukerpa juostą, ten visus vardais vadina, žinai, bet tikrai ten kažką fingerina, ko neturėtų. Visą laiką būna tos tie visi tie maži miesteliai tikrai slepia kažkokią paslaptį. Aš važiuoju pro juos ir ten tikrai buvo bent karštą pakabą abortas padarytas, ar ten dar kažkas ir, nu, visą laiką tokių buvo. Nes dabar skaičiau istoriją. Aš vis laik praignoruoju tavo šit. Kas reikia įvertinti, žinai, ir be mano jokio. Tai, žodžiu, man labai įdomi istorija ir įdomus ginklas jai panaudots buvo. Tai dabar Australo vieną gyvenimą išgelbėjo mobilus telefonas, nes kas vyko, tai, žodžiu, susipyko 43 metų bičiai. Kelių? 43. Nu, tai tipo vyrai jau galima gal sakyti. Jau gal suaugę, žinai, kai vyrai... Man tas ateina iš karto Luis įkėjai, kad, nu, kad Kem 3 nieko nėra... Nu, tipo, jeigu tu vaikas, tai visi tave gina, jeigu tu senas, tai tave saugo, bet jeigu tu Kem 3, apie tave jokios nieks nuomonės neturi. Nei tu pakankamai senas, kad tau vietą užleistų, nei tu pakankamai jaunas, kad darytum, ką nori. Toksai Kem 3, nu, ko gero, toks puikia vieta. Ir žodžiu, jisai buvo savo namuose ir įsiveržė
intruderis, tai, žodžiu, užpuolikas, ko gero, įsiveržė pas jį į namus ir dabar labai keista įvykių eiga visa buvo. Tas, kuris įsilaužėlis, turėjo lanką ir strėlių. Kas yra gan keistas dalykas, nes tu pro duris normaliai su lanku negali prabėgti. Jeigu tu 15 laipsnių lanką laikys, tai pasismeigsi, žinai, pats ant to. Tai gal ne pirmą kartą šturmuoja fazendą su lanku, bičias jau. Jeigu taip, tai heads up to him. Du kartus pakibęs ant uodų tinklelio jau priprato sistemikę. Ir žodžiu, jisai atvarė. Ką tas žmogus padarė, pas kurį atvarė? Jisai sako, aš tave filmuot pradėsiu. Ir tu taip darai prieš žmogų, kuris su lanku stovi prieš tavį. Tas Robin Hoodas jau už galo, žinai, tą jamas strėlį išsitraukė taisas. Kur per liustrą dar prabraukė. O tas bičas, kur patikrino, iš kur vėjas, žinai, pučia, kad išsisukro. O tas bičas su savo iPhone'ą tiesiog mėgino pataikyti ir laik prie savo veidą ir jam tiesiog peršavė tą iPhone'ą ir prie jo galvos tipo visiškai stojo ta strėlė. Bet išsisaugojo SD kortą, nes čia žiūri geras video. Aš nežinau, ar išsisaugojo. Aš nežinau, ar įspėjo paspausti rekordą, nes jam 3 metai, žinai, tais technologijom gal jau nelabai. Bet galiu pažiūrėti, kaip atrodo tasai, tai tipo kiaurai visą perėjo. Įsivaizduoju, kaip iPhone'e skylė atrodo kažkaip nėra taip, kad nepatikėčiau, žinai, tipo, gerai, parodyk skylę. Ne, čia yra dalykų, kuriais labiau netikiu gyvenime. Bet man vien tas faktas, kad prieš tavį stovi bičas nesveikas su lanku ir tu jį filmuot pradedi? Bet, aš dabar bijau nusišnekėt. Nu gerai, nebijau nusišnekėt. Įsivaizduokim, Australijos kasdienybė. Jie naudoja kasdien bumerangus, va tokius dalykus, pavyzdžiui. Tikrai nėra, kad hebra, va pavyzdžiui, kanadiečiai žiauriai žaidžia ledo ritulį. Ir tipo, kaip yra, jeigu turtingos šeimos, netgi vaikai turi savo ledo ritulių kambarius tokius. Man teko matyti. Tai kaip ten kas nors kašį įsirengia kieme, nėra tokio dalyko, kad hebra, pavyzdžiui, pamėtų bumerangą. Į ką? Į ką, žinau, į ką nors, kad grįžtų atgal, į karškį, į ką, į save atgal. Bumerangas niekad negrįžta į ranką. Aš nežinau, ar yra kažkas padarė tokį bairį, kad meti ir tipo grįžta į ranką? Paina gal kažkiek, bet... O tai nėra, kad tu meti, laikai ištiesis ir užsimerkis, tau grįžta. Suprantu šitą dalyką. O tai kaip tu Aš atsimenu, mes turėjom, tai prūdė nuskendo tas bumerangas. Jo, aš irgi. Kažkas buvo parvežę ir tipo visi prižiūrėt ant tų blogiausią reference gyvenimo Indiana Jones'u su bumerangais, žinai. Prisižiūrėjo ir taip šveiti ir ten į kadagus kokias užstringa, ta bičas perkio eina rinktis, taip nulaužinėja tą medį. Aš visą vaikystę norėjau to tokio, žinai, būdavo tokie užsukami sraigtasparniai, kur patraukdavo iš šniurkos ir toks iškildavo nuo tokios rankenos. Kaip būdavo Beyblade'ų tokia rankena, tai panašiai paleisdavo sraigtasparnį. Ir buvo Donaldas ir kiti toksai, nes jie būdavo brangus ir mano mama nepirkdavo, bet pirkdavo Donaldas ir kiti. Ir Donaldai ir kiti būdavo kartais priedas vienas legendinis, tai ta ranka lipukė tokia ant šniūro. Jo, kur visi dabar dar turi šunšiknos iš karų seka, vaikšto po namus. Ir buvo tasai, ir aš jį taip išsinešiu į lauką, ir jis ant iki parduotuvės stogo užskrido ir viskas. Nesimatys to, kur mergaitė paleidžia tokį, tai vat lygiai tas pats buvo tik ant iki stogo. Ir tiesiai tą židinį, kur šoja, ne? Taip, man lygiai tas pats buvo. Gerai, išleidžiam reklamą, vieną dainą, grįšim su rekomendacija. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Gerai, kelias minutės liko, ko gero spėsiu pristatyti šitą dalyką. Tai šiandienos Vaidučio, mano Vaido ir Klaimo rekomendacija yra telefono žaidimas, kurį aš tau jau truputėlį rodžiau ir man atrodo, aš atradau visiškai dalyką, kurį veiksiu, kol mes važinėsim turuose, nes šitas geimas yra, kur 3 jaučiu bent jau 2 mėgstamiausi dalykai sujungti su vienu netaip mėgstamu, bet niekad negalvoju, kad jie vis taip gerai veiks. Tai yra Heroesų žaidimai. Taip. Tada strategija, tipo tas pats, Heroesai strategija ir Candy Crush sujungta į vieną dalyką. Ir aš neįsivaizdau, kad mane taip užkabins, nes tai yra žaidimas Empires and Puzzles RPG Quest. Tai man jį visiškai visur reklamavo ir aš galvoju, kas gali tipo dar vieną Candy Crush'ą kažkokį žaisti, tipo nesąmonė visiškai yra. Taip. Ir aš pasijungiau, pamėginau ir tenais yra, jis deep tas žaidimas, ta prasme, jis labai sudėtingas yra, nes, pavyzdžiui, kiekviena spalva veikia gerai prieš kitą spalvą ir turi tipo strategijas, kurtis visokias kombo ir žiūrėti, tipo, kaip nugalėti, kaip nenugalėti. Taip, jo dar sena versija, kažkuri dalis buvo ant PSP, tai čia jau gana senai, ta prasme, jis senas tradicijas turi ir dabar jis visiškai naujas išėjęs ir jau tu
Tie, kas klausit, kaip tenais Heroesai yra, tai ta prasme, kad tu turi, pavyzdžiui, unitus, kas esat žaidę Heroesus, tai... Turi unitus ir visą kaimą statai. Jo, ir visą kaimą statai, ir iš tų po to Heroesų kovos vyksta dėliojant kaip Candy Crush'o tuos, tipo, junginėjant dalykus, tai yra loginis žaidimas. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, sujungi kažkiek žalių, tai ten, pavyzdžiui, jie daro tokią žalą, ten elektrinę, kažkokią kitokią žalą. Jo, ir, pavyzdžiui, kai žalius padarai, ne, ir jie trenkasi į tavo priešininkus, kurie yra viršui, tipo viskas kyla į viršų, jeigu tu turi žalę patį tą veikėją savo herojų, tai jam kraunasi specialią ataką ir po to tu gali naudoti tą specialią ataką ir visokias tipo taktikas kurtis. Tai, tipo, žiauriai deep. Ir kas man žiauriai patiko šitas dalykas, kad aš mėginau, pavyzdžiui, ieškoti, kaip susidėlioti gynybos komandą. Visiškai neradau dalykų. Yra tipo, kur vos pasako, bet nėra, kad iškart kažkas būtų padarę, tipo, va, tas geriausias yra. Taip. Nes per kiekvieną tipo atnaujinamą, per kiekvieną update yra pakeičiami šitie dalykai ir kiekvienas savo turi išdėlioti ir, nėra, kad tu paimsi tutorial, tau basicus gali parodyti, kaip būtent veikia tas žaidimas, bet nėra, kad tu iškart pasakys, va, tą su tuo sudėdi, tą darai ir tipo viskas lengva yra. Dar nėra. Tai žodžiu, jo, geras labai žaidimas. Nes ir įvertinimai žiauriai daug pasako, 1 200 000 vertinimų 4.7. Tai it's good. Okay. Ir čia gali būti, kad bus... Aš kol kas neatsitrenkiau į tą vietą, kad tipo, reikėtų pinigus mokėti, bet mačiau, galima pirkti visokių dalykų ir gali būti, kad čia bus ko ne pirmas žaidimas telefone, už kurį aš kažkiek smokėsiu pinigų, nes, žiauriai gerai, žiauriai fain. Aš vakar per vėlai per jį nuėjau mėgoti ir per anksti atsikėliau, kad tipo, toliau daužyčiau, tai žinai, man atrodo daug ką pasako. Tai Empires and Puzzles RPG Quest, jeigu nesusirasit, to atsidurs nuoroda mūsų Discord'e, jeigu nesate Discord'e, tradiciškai primenu, parašykit mums į Facebook'o puslapį Vaidas ir Klimas ir jums numes nuorodą. Zip FM. Ką tik skaičiau apie bičą, kuris... kodėl man atrodo, Rusijoje. Gera pradžia. Ok, bet keista, kad Rusijoje. The most biodiverse region in all of Russia lies in a chunk of land sandwiched between China and the Pacific Ocean. Žodžiu, čia turime Eurazijoje, čia turime omeny, turbūt tai. Kur tarp Kinijos ir Pacific Ocean, nes ten nėra visiškai Rusija. Labiausiai biodiversiška, tai daugiausiai rūšių toj teritorijoje yra, nes Rusija labai didelė, Rusija jungiasi su Azija per Uralo kalnus. Tai aš tikiu... Tai tipo gyvybės rūšių visokių gyvūnų? Jo, dafiga, ir pavyzdžiui, augalų? Iš Kinijoje ten yra, tigrų, pavyzdžiui. Mes kalbam, kur jau į Kinijos pusę, nes Kinijoje tigrų yra. Tigrai tik ten ir yra. Taip, ir... Toj vietoj, ne, nes Afrikoje tai nėra tigrų. Ne. Tai va, ir... Tik yra ta žiauriai didelė problema Indijai dabar, kad jie kaip plečiasi ir belenkiek daug žmonių statosi namus ir labai lenda jų teritorijos ir tenais, tipo, kaip sakai, tavo močiutė degindavo popierių ir nuo vilkų slėpdavos, taip tenais dalgi pasiema į mokyklą įdami, jeigu pultų kažkaip žudimo mašiną 200 kg. Tai esi matęs tos video, kur tipo per tvorą metą, nepasakyčiau mėsos gabalą, bet pusę kiaulės ir tipo kiek iššoksta į viršų. Tikrai. Įsivaizduoju aš, nes aš matęs, kur ten Hebra, kur ten nuo vaikystės užaugina tigrus ir ten tigrai labai džiaugiasi ir kur būna įeina į tą aptvarą ir kur per sienas apibėga 4, vis nenukrisdamas ant žemės ir tada nusileidžia ir letena padeda ant veido ir tas būna Dark Souls You Died. Toksai. Tai žodžiu, ką skaičiau, kas yra, čia yra tokia istorija, kur tu norėtum pamatyti bent jau trumpametražį filmą apie tokį dalyką, apie medžiotoją, kuris toj teritorijai sužeidė 500 svarų tigrą, tai čia kas 205 kg kažkas. Tigrą, kuris yra daugiau nei 10 feet long, kartu su nosim ir uodega. 3 metrai. 3 metrų ilgio su uodega. Tai kažkas 2 metrai kūnas ir koks metras uodega, kažkas tokio. Bet tipo, dafiga. Ir jisai sužeidė tą tigrą ir tigras susiprotėjo, kur gyvena jisai. Ir sužeistas nuėjo, sutrešinojo chato ir jie laukė tenais. Kažkiek laiko laukė, kai jis grįžo iš medžioklės, grįžo ir užmušė jį. Ta prasme, čia yra, ir yra netgi knyga The Tiger. Nesudėtingai pavadinta. Easy, I am the tiger. Ateini chatą groja, I am the tiger. Čia yra visiškai, kur tu girdžiau.
Kas šis skamba dabar taip toli? Ir jau žiūri taip. Parbėga. Tu įsivaizduoji, tu vaikštai per kalnus, per ten sniegynus, šauni tigrą, bliama, nepataikiau, dabar čia reiks grįžti, žinai, kažką dar valgyti, kažkokią stirną, Jau nukalė. su korkia užkimšęs shotguną savo. Jo, užkimšęs viską, grįšiu išsivirsiu dabar sultinuko, viską, žinai, jau ant savo į pypkę parūkysi, grįž namo ir tigras čičkavojas, kiaušinis pastavė kepus, su prie juos ten po namus vaikšta ir ateina ir, šakės, viskas, jeigu tai užmuša tigras. Bet aš iš kitos pusės galvoju, nelabai yra tikslo tigrą šaut, ne? Trofėjus tiesiog. Trofėjus. Nes tik grienos nieks nevalgo, man atrodo. Kazokai šaudydavo 85 maždaug metais tigrus. Tai aš tikiu, kad tai, kaip ir daugelis medžioklės, liūta irgi nelabai tolko yra šaudyti. Kad nelabai šaudo jų, ne? Šaudo. Aš žinau, Bosas lietuvis yra liūta nušaudęs. Aš žinau, kad yra dalykas tas, kad tu gali daug pinigų sumokėti ir ką nori nušauti, bet tipo, tie pinigai yra investuojami į atkurtos. Jo, šitą girdėjau. Tai, pavyzdžiui, matau fotkę seną, kaip kazokai. Aš tau pasakau, kaip tuos bufalus, buivolus, kaip medžioja. Ne. Ta prasme, jie neturi visiškai jokių grobuonių, predatorių, kurie jiem keltų grėsmę ir jie nieko nebijo. Ta prasme, yra tie video, kur mašina tiesiog ateina, apverčia, nutrenkia ir toliau. Buivolai neturi? Turi. Liūtas yra. Bizonai, atsiprašau. Aš ten, kur Jungtinės Amerikos valstijos, kur tipo po Yellowstone'o vaikšti ir stovi toksai prie... Vilkai gal kokie būdavo, ne? Mažiukai gal bijo, bet tipo, kai užauga, visiškai nieko nebijo jie ir kaip jų medžioklė vyksta, nes tenais būna, kad kiekvienas medžiotas gauna kažkokį tenais pesą, tipo ar du, ar kiek gali. Tai prieina, va tokio atsumu, kaip aš prie tavęs beveik prieinu, gerai, dvigubai tarp mūsų, tai kokie 4 metrai, pasideda patranka realiai. Bareta ta tokia, kur už 2 kilometrų teroristų lizdą gali ištaškyti. Vos ne bazuką pasiėmęs tokią ir tipo, puh! Vienas nukrenta, kiti 2 žingsnius šoną paina ir toliau žolę valgo. Tipo, man tiek. Čilas yra. Ir čia, tipo, medžioklė jau teis, kad, tipo, tu apgavai gyvūną, tu kažkaip jį, žinai... Turi būti mindgame'ai kažkokie. Kai tenais pėdsakų seki 12 valandų ar 4 dienas, tai aš suprantu, žinai, šitą dalyką. Taip, tai nežinau, aš, pavyzdžiui, negalėčiau, man žuvų būdavo gaila, kai traukdavo kabliuką, ten kas nors iš burnos. Žuvis tai, aš suprantu. Aš suprantu medžioklę, ir kur ten žmonės verkia dėl kiekvieno dalyko. Yra medžiotojai, kai kuriuose vietose, kur yra atsakinga medžioklė, aš apie atsakingą, tai kalbu jokių tenais žiaurių, kažkokių tenais, kur ten šauna į galvą ir ten nusvyras, nubėga, atitrūkusia. Nežinai, kur pataikysi. Jo, nežinai, bet ten atsakinga medžioklė, be jokių ten žalojančių spąstų. Yra ir kitų taisyklių, bet jo, tos visos taisyklės. Pavyzdžiui, žinai, negali varyti gyvūnų su šviesom, šitą tikrai žinau. Nes tu jas ten neršimus ten jiems sugadins, jie ten išparins. Būdavo, kad šviečia su žiauriai dideliais prožektoriais ir ta tipo išbėga į tą lauką, kur yra tie pastukai. Svaro. Jo. Tai be visokių tokių. Aš kalbu apie atsakingą medžioklę. Saks, bet kai kuriuose vietose, nežinau dėl Lietuvos, bet šiaip yra medžiotojai, yra ekosistemos dalis. Pavyzdžiui, triušiai ir kai kurie elniai netgi žmonės sako, tai majestic. Ne, yra vietų, kur elnius privalo medžioti, nes kitaip šakės bus visiems, kas tenais gyvena. Tai... Gandrai yra vienas iš tų dalykų. Nes aš atsimenu, mes su broliu kažkada tipo radom sužeistą gandrą ir tipo nuvežėm į gamtininkų stotį ir nuvežėm ir jie Daviens! Ta prasme, sako, hebra, jūs žinot, ant kiek jie tipo blogai yra ekosistemai, nes tenais... Varlės išvalgo? Tipo, bet buvo ten kosminiai skaičiai, kad ar 3 kilus varlių per dieną suvalgo gandras, kažkas tokio, kur vos... O ką varlės gero duoda? Musės vabžius naikina? Ką jos daro? Ta prasme, bet ką ekosistemai paimsys kažką gero daro, išskyrus mes. Gerai, paimkim gerai, balandis. Balandis? Ką daro ekosistemai balandis tavo manimu? Pavasarį asocijuojas balandis su pavasarį. Apart to, kad šįkart mano palangės. Žinoma, tipo, jeigu paukščiai nyksta, tai bus tau žiauriai daug odų visokių ir panašiai. Jeigu bus žiauriai daug odų, tipo vėl kažkas blogai. Varlės ir vorai, man atrodo. Yra netgi buvo tokia reklama, kur kažkadas buvo parašyta ar apie varlės, ar apie vorus, aš neatsimenu. If we go extinct, you'll notice. Ir tipo parodyta moteris visa vabžiais aplipusi sėdinti namuose. Ir ten parašyta, kiek ko išnaikina. Tarsi, hebra, jeigu ten turi nenuodingą vorą, tai nedaužyk jo, nes jisai surenk, tipo, jau geriau tu tinklą jo nurank. Yra labai, labai jautrus šitam dalykui. Tai va, tai sakau, aš, pavyzdžiui, bijau dabar ten prisišnekėti apie tas medžioklės, nes, Aš noriu pasakysiu, aš kaip apie lėktuvų šnekėjau, jau prisišnekėjau, jau man parašė. Ką jau rašė? Šiaip tai prieš Max buvo NG, o ne tiesiog, tipo, tas, o
NG reiškia New Generation. Koks skirtumas, čia comedy show. Eikit su priešinga arba tą pačią lytim pasimylėt, dėjau aš, bet nuimkit nuo savęs tą stresą. Žinai, kas dar? Sakei, tipo, toj saloj. Yra kažkur sala tokia, kur dvi salos šalia viena kitos ir yra Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų teritorija. Ir tarp jų skirtumas, tipo, atstumas yra, man atrodo, 3 km ar kažkas tokio. Aliaska? Ne Aliaska, bet kažkur toj pusėje yra. Nu. Ir tarp jų atstumas yra 3 km, bet laiko skirtumas, pagal laiką jos 12 valandų skiriasi. Okay. Ir ten gyvena po vieną šnipą, kurie tiesiog viens kitą žiūri tos 3 km atstumu. Po vieną. Mums žinomai po vieną, bet ten tikrai po žemę sėdi dar kas nors ten. Tenais tipo skraido dronai ir po vieną palapinę pastatyta yra, realiai. Tai šitas, tu žinai, kad Aliaską už 4 milijonus nusipirko iš Rusijos? Kažkas tokio, bet šiandien sužinau dar vieną dalyką apie Aliaską, ko niekad nebuvau girdėjęs, kad per antrą pasaulinį karą Aliaską mėgino užimti japonai. Kas man buvo mind-blowing. Ir jie tenais tipo buvo išlaipinę ir jau varė. Japonai daužėsi ir sprogdino savo žmonės lėktuvai žemyn į kitus laivus ir tau didžiausia problema yra, kad Aliaską bandė užimti Japonai. Tipo, nes aš jie ir žoskesnių karinių manevrų darė. Nes kažkaip aš apie antrą pasaulinį karą, kai įsivaizduoju, tai man Europa daugiausiai šviečiasi ir Afrikos kažkiek, nes Alžyruose visokiuose ir Marokose irgi prancūzų legionus buvo, dar iki dabar ten prancūzų legionas, yra. Wow, kaip istoriškai ir gerai sušnekėjau, tikiuos klaidos nepadariau jokios. O po to aš, kai žiūrėjau tą dokumentiką, tai po 10 serijų supratau, dėl ko pasaulinis karas ir nes jis nebuvo tik Europoje. Realiai visi regionai buvo paliesti. Kas tik tai šveicarai nedalyvavo? Ten dar kažkas. Ta prasme, buvo tokių, kurie, tipo... Madagaskaras gal dar laikas. Čilino, bet šiaip didžioji dalis jo kariavo. Įdomu labai. Tai žodžiu, norėjau apie tuos tigrus pasikalbėti, nes žiauriai įdomu. Nes man tie visi Man vs. Nature yra labai įdomus dalykai, kur žmonės, nes aišku, tu kaltinsi medžiotoją, nes sakys, tai iš čia sužeidė ir tu eidamas kovoti su gamta, tu žinai, kur tu vėliesi, tai tipo, čia toks kaip eit nusikaltimų daryti, tu žinai, kokią kainą mokėsi, bet, vis tiek epinė istorija ir būtų visai įdomu kokią nors sužinot, kur, pavyzdžiui, kaip Tarzano, kur ten tėvas užmuša ir ten po to eina plikom rankom susikauti. Moby Dickas 2.0. Jo, čia tokia Moby Dicko istorija, tik kad tigras. Ir čia, žinai, tas toksai, kur jaučiu tą epinę istoriją ir tas peršovė tigrą ir ten tigras ir ten po to atėjo ir ten gulėjo išsilaižė tą žaizdą, nukando galvą tam bičiui ir po to išeidamas kokį šaukštų paspringo. Čia žinai, kur tipo rado. Nebegalėjo pasukti rankenas, nes nykščio neturi. Su siūlų kamoliu užsižaidė ir numirė iš bado tigras iš tikrųjų. Jau kai esam, kiek mes, kokius 300 laidų padarom, ne? Dėčiau kažkas tokio, ne? Kairėje seklidė, kad jo. Mažesnė pradžiai. Trečiąją. Ir, žiauriai sunku yra surasti apie ką šnekėt, nes aš kaip ir sakiau, pavyzdžiui, jeigu surandi, kad beždžionė kažką su, tipo, lazdeliam sušiam valgyti užmušė, buvo panašu. Kažką panašaus šnekėjau. Tipo, labai nedaug yra dalykų, apie kuriuos mes vis dar galėtume šnekėti, ne? Ir atradau tokį dalyką, kad vienam lietuviškam portale yra toks dalykas kaip pikantiškos naujienos. Ir aš nemanau, kad labai velsimės jas, bet aš tau tiesiog noriu paskaityti, kas yra pikantiškos naujienos ir kokios jų antraštės yra. Aš esu pasiruošęs išklausyti tavo hot load ant savo veidą. Pirmoji, būna ir taip. Į gaują susibūrusios vištos užkapojo lapę. Sekanti. Putinas savo įvaizdį stiprina paskinkęs žirgą. Okay. Ugniagesiai išgelbėjo kanalizacijos dangtį įstrigusią riebę žiurkę. Čia yra tas... Orangutango tėvystės testas pateikė staigmeną. It's a dog! Beždžionės akrobatės pralinksmino neįprastą vaizdą užfiksavusią Japonę. Tokie, kur tipo... Yra rinka, kas valgo visą šitą tą dalyką ten, kur, atsimenė, būdavo tas garsus video, kur beždžionė savo į burną myža, video gagoj, tai čia irgi tas pats, ir yra ta rinka, bet mane irgi bėsina tas jau persišėrintojų kultūra. Kristaus gimimo scena pademonstruota nardant tarp ryklių. Tai taip, šitas, man tiesiog, pavyzdžiui, yra įdomu, kiek dar radijas, pavyzdžiui, turi šansų, kai 99,9% turinio
apart žinių ir ten kažko dar poras laidų, yra portalų perskaitimas. Bet gal kai vairuoji, tai negali skaityti, žinai. Nu gal. Mes žinai, su ko, su Bartuševičium diskutavom šitą dalyką, kol tu sausiniam vaikai važiavam ture. Taip, sakau, nes mes būna įsijungiam kitų radio nestočių, nu ir mum, nu, tipo, jau tas emocijas nesukelia. Ir mes iškart perjungiam. Taip. Ir aš sakau, yra... Drąsiai sakau, 85% žmonių, kurie mūsų įsijungia ir tipo... Taip, bet tai fair enough, tai aš tai to... Tai jis tą patį ir sakė, sako, gal kiti žmonės, kai, pavyzdžiui, grįžnai iš darbo, jie nenori, kad jiem pasakotų apie orangutango tėvystės testą. Taip, sąžininga, bet, pavyzdžiui, ir aš tam žiauriai pritariu, kai, pavyzdžiui, man yra pakankamai žmonių sakė, kad, pavyzdžiui, mano recenzijos, nepatinka. Sako, man nepatinka tavo humoras, jis per grubus, man nepatinka tavo įžvalgos, aš noriu ramiai ir aš noriu, kad man paprastai paaiškintų. Su šaliku bičas paaiškintų. Nebūtinai su šaliku, šiaip paprastas yra, pavyzdžiui, YouTube kanalas Chris Stuckman, toksai bičas, kuris žiauriai paprastas, žiauriai toks, nežinau, aš charizmą vadinu prieskonį gerą. Ten yra toksai labai taip maloniai, pavyzdžiui. Gali taip pasižiūrėti ir tu ir su vaiku gali kartu žiūrėti ir viskas labai gerai praeis ir that's fair. Man va tokia rinka patinka. Man patinka, kur tu gali nuspręsti, man tas patinka, o man tas nepatinka. O pas mus rinka, kiek gerai, išvardink 3 labai skirtingas ryto laidas. Man, pavyzdžiui. Išvardink 3, ta prasme. Labai skirtingas ir apibūdink, kodėl jos skirtingos 3 radio laidos. O 3 vakarinės skirtingas vardink. Mes. 2 jau yra. Tai yra kas nors ten, tai gerai, pavyzdžiui, Opusas leidžia muziką, jie kadangi finansuojami valstybės. LRT pasakas skaito mes. Jie gali, pavyzdžiui, LRT pasakos, man, pavyzdžiui, visiškai zeba yra. Ten tikiu, kad, tarkim, tai auditorijai, kuriem įdomu, pavyzdžiui, koks nors Marijos radijas tikrai bangina, kad nors gero ten. Jie, pavyzdžiui... Literally and figuratively. Jo, ten, pavyzdžiui, vakaro skaitiniai ir žmonės nori jaustis dvasiškai, visiškai. Aš, pavyzdžiui, su už Marijos radiją kaip dalyką. Bet kai yra viskas vienodai, kur sėdė, tipo, reikia būti daug energijos iš ryto ir Mes vakare ateinam be energijos, tai jo. Ką žinau, man su energija. Aš manau, aš labai dažnai varau ten ant vedėjų ir kitą. Aš manau, kad ne tai, kad reikėtų aš manau, kad tos vedėjus būtų galima geriau išnaudoti. Tiesiog nefingerinant, o pavyzdžiui, Hebra visi visą laiką aplinkui Lietuvoje ir ten, kai filmai kuriami, aš, pavyzdžiui, kalbu irgi ten su kokiu nors režisieriais ten, arba su prodiuseriais, porą, kur ir tu pažįsti, ne tai, kad gyrėmės, bet sakom, kad esam buvę tose ratuose. Tiesiog, istoriją bandau pailiustruoti, kad neišiknos traukiu faktus. Ir Hebra, pavyzdžiui, sako, žinai, nieko daugiau negali padaryti Lietuvoje, tik tai romantinės komedijas, arba ten dar kažką, arba nieko kito Lietuvoje negali daryti, tik tai ten laidas, kaip ten linksmai viską šneka, bet Lietuvoje ir pasaulyje ir toks dalykas, žmonės nežino, ko jie nori, kol jie nepamato, kad jie to nori. Žinai? Tipo, kol kas nors nepadarys gero siaubeko Lietuvoje, kuris daug uždirbs, visi sakys, kad neįmanoma. Kebabo nepadarė, kol tipo, neatsirado mes, arba kol ten radistai kažko nedarė, tol nebuvo eterį galima keiktis, arba ten dar kažką daryti. Ir toks, tipo... Dabar galima. Negalima, Sorry, kad čia numušiau stajaką, bet man tas yra... Aš, pavyzdžiui, noriu, kad Hebra biškai daugiau paeksperimentuokit. Tipo, ką jūs jau turit prarasti? Nėra reitingų tam radijui. Jie nieks neklauso. Visi yra dėję ant to radijo, klauso... Man šiaip žiauriai įdomu, kiek dabar būtent žmonių. Mano paskutinį šauksmą gyvenimo girdi. Nedaug ir jie pasirinks mus klausyti ar ne, bet aš manau, jiem būtų daug įdomiau negu visą laiką Jazz Glide klausyti ir to pačio, kad ten kolibris paspringo kramtoškę. Man aš visą laiką atsimenu tą tavo, kur plaukučiausia pasaulio moteris išteka. Bičiuliai, ir aš pats esu praėjęs ir tą mokyklą ir pats žinau, ką reiškia. Tu žiauriai praėjęs šitą. Taip. Aš tau kažkada rodžiau, kaip tu pradėjai radijai. Taip. Ir kaip mes pasikeitėm, kaip mes užaugom. Ir aš puikiai žinau, ką reiškia būti ir aš žinau, ką reiškia išlysti iš to dalyko ir kaip save priversti reikia. Tai galit. Gerai, pagruojam, o čia kažkas sėdi pas mus. Gerai, pagruojam kokį gabalą. Gal turi kokių pasirinkimų? Norėčiau Arktinių beždžionių kažką, taip užšnekėjom. Suprasau. Žinai, kas Cornerstone yra labai Highway to Hell it is. Dar trumpai visiems primenu, kas laukėte, tai liko tik 27 dienos iki Game of Thrones.
kitą sezoną. Aš irgi visiems primenu, kas laukiate. Šį šeštadienį humoro klubas Kėdainiuose. Teisingai. Bilietus galite surasti, parašyti su humoro klubas Kėdainiai. Ko gero turėtų. Nes rašė šiandien Paulius, kad iš karto ten, kad jau pajudėjo iš karto. Bus bilietai. visi Vaido ir Klojimo fanai. Tai Ultros atėjo. Judėkit ir galvokit greitai. Nes po to reikės kukuoti, nes, nėra... Pirmas buvo visiškai bombinis pasirodymas Kėdainiuose ir bombinis, mums reikia žmonių nesubalamutinti, nes bombinti stand-up'e reiškia blogai, kai tau blogai sekas, bet bombinis turime menį, kad afigienas. Kažkas buvo Kėdainės, kažkoks dujas gal leido. Klojimas žino, kad aš iš savo bairių nežvengiu, kai būna ant scenos, bet ten aš nusisukęs ir po užuoldą palindis buvau, kol juokiu žmonės. Tu ten gal pusę valandos ant scenos stovėjai, kai ten iš 20 minučių, nes... gavus, kad ten 10 minučių improvizacijos gavus, nes tai va, žodžiu, gerai sinergija su ją. Bilietuksai dar yra kažkiek jų tenais, sakė Paulius, tai Facebook'e humoro klubas arba bilietai LT surasit šitą dalyką. Ir Vilnius 28 dieną kažkas... 5 gal lygiai ten. Tai skubėkit, hebriukai, nes keli dar lygia. Tai... Gerai, o dabar grįžtam prie Rusijos mokslininkų ir netikrų naujienų, tai išėjo tokia netikra naujiena, kad čia vakar, šiandien ir užvakar, žinai, kaip mano daina vadinas, prasidėjo kažkokia geomagnetinė audra, kuri vis nuotraukas išbalint, žinai, išfilmuotas. Sukratė visus balsus į Putino dėžę. Daktaro Levino juostelė nebeveiks, žinai. Flopikas jau bus neberašytas ir tipo išnaikins mūsų civilizacijos visus nuopelnus ir visą, kas su elektros susiję. Tai spėk, ar vyksta dabar ta audra? Jauti tą audrą? Nejaučiu, bet kas turėtų... aš kažkokį žiūrėjau filmą, kur pasaulio pabaiga vyko. Gal 2012? Neatsimeni, tokie buvo 2012, po to Day After Tomorrow, kur kažkas nutinka, kur ten toks kažkoks bezdalas iš kažkokios tolimosios galaktikos, kur pasuka biški žemė ten 1 laipsniu ir ten sušala jau Šitas Kanada. Dalykas yra realus, nes Saulės būna kažkokie impulsai, ko gero taip gal pavadinti, ir jeigu jisai paduoda tokį magnetinį tipo dalyką, tai gali būti, kad tipo po to 100 metų reikėtų atsistatyti, nes tipo dingtų viskas, kas yra sukurta ir su elektros sieja, o kas su elektros sieja, tai viskas su elektros sieja. Vėl daktaras Vaidis, kas susijęs su elektra. Pasakyk dalyką, kuris nėra susijęs su elektra, kurį tu... Dujinė viryklė. O su kuo prisikūrė? Su degtuku? O tas, kur paduoda kibirkštį ir kad peilį laikytum, kad nuskratyti. O tai kam, aš nesu gyvenime to tik naudojęs, aš visąlaik su degtukais. Aš elektrinę uždeginėjau su degtukais. O kaip vamzdis virini? O ten su dujinė svarkė, sak maidik. O kaip pagaminta dujinė svarkė yra? Su kita dujinė svarkė. Žodžiu, atsirado dujinė svarkė. Čia žinojo energiją, žinai, kur paėmė prailgintuvą ir į save jungia ir Forever Energy, tai čia tas pats yra, kur tipo gimsta vienas iš kito. Tai nevyksta, tai ta audra nevyksta ir aš labai džiaugiuosi, kad nevyksta ir aš džiaugiuosi, kad gausim paturėti biškį šitą radiją. Ką šitą užgyvenom, nes čia toks, blemba, kur aš visą laiką, nes aš dar visą laiką galvoju. Žiūrėk, sakai, užgyvenam. Did we though? Ne, bet pavyzdžiui, dabar ten gerai sekas, ten humoro klubas, turim laidą, turim kanalus, YouTube, ten visokių planų turim. Blemba, labai arti tas trečias pasaulinis. Man tai buvo nebesinori. Labai, tu galvoji, ar čia apsimoka tiek investuoti iš karto, žinai? Apsimoka. Aš žinai, ką apsimoka eit pailsėti, aš manau, šiandien. Gerai, bičiuliai. Ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis. Čia buvo Vaidis ir Klojimas. Mūsų laidų įrašų klausykite YouTube ir Mixcloud ir aš Vaidis ir Klojimas. Jau ten virš 170 laidų. Grįšim rytoj 7 vakaro. Давайчикс. Давайчикс, Сиким.